13 skyrius. Pabudimas iš kolektyvinės iliuzijos. Norėčiau Jums duoti kai kurių savo ankstesniuose raktuose perduotų minčių santrauką, kad galėčiau pateikti aiškesnį paveikslą, ko reikės, norint įkūnyti gausingą gyvenimą. Paaiškinau, ką iš tiesų reiškia žodžiai, jog Dievui malonu Jums dovanoti karalystę. Tai yra, kad buvote sukurti būti bendrakūrėjai su Dievu. Buvote sukurti nuolatos gauti gausingą gyvenimą iš aukščiau. Šį gausingą gyvenimą galite gauti nuolatinio dvasinės energijos srauto pavidalu, atitekančio iš Jūsų aš esu esaties į Jūsų sąmoningą protą. Šis energijos srautas tuomet gali būti nukreipiamas gausingam gyvenimui šiame pasaulyje įkūnyti. Tai darydami vykdote savo, kaip bendrakūrėjo su Dievu vaidmenį, daugindami Jums Dievo duotą energiją ir kūrybinius gebėjimus. Ir tuomet galėsite imti viešpatauti pirmiausia savo, o tuomet ir materialiam pasauliui, tuo būdu padėdami atnešti Dievo karalystę į įsikūnymą žemėje. Priežastis, dėl kurio šiuo metu neturite įkūnyto gausingo gyvenimo, yra ta, kad pamiršote pirminį savo vaidmenį, praradote savo tikrąjį tapatumą, bendrakūrėjo su Dievu tapatumą. Vietoj jo prisiėmėte netikrą tapatumą, pseudo tapatumą, mirtingo žmogaus, atskirto nuo Dievo tapatumą. Galbūt netgi pradėjote tikėti, kad Dievo nėra, kad nėra dvasinės karalijos, nėra aš esu esaties ir kad esate vieni priešiškame pasaulyje, apsupti žmonių, kurie mėgina atimti iš Jūsų tai, ką tikite teisėtai Jums priklausant. Dauguma žmonių, kurie yra įsitraukę į konfliktus, yra įstrigę į savo sukoncentruotoje arba egoistinėje sąmonės būsenoje. Žmonės yra taip stipriai susitelkę į save, jog nebeturi gebėjimo pažvelgti į didesnį paveikslą. Jie nebeturi gebėjimo pamastyti, kaip jų veiksmai veikia kitus žmones. Ir jiems net mintis nekyla, kad jie galėtų būti Dievo kūno žemėje dalimi ir kad viskas, ką jie daro, veikia visumą. Jie taip pat yra taip stipriai susikoncentravę į gyvenimą materialiame pasaulyje, jog jiems nelieka dėmesio, kurį galėtų skirti pamastymui, kad egzistuoja dvasinė karalija ir kad galbūt jie galėtų gauti gausą tiesiogiai iš aukščiau, užuot grobdami ją jėga šiame pasaulyje. Jeigu norite įkūnyti gausingą gyvenimą ir įveikti kovos jausmą, kuris įkalino tokią daugybę žmonių nesibaigiančiuose konfliktuose dėl ribotų išteklių, turite transcenduoti šią egoistinę, materialistinę sąmonės būseną. Turite virš jos pakilti ir susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą, Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, kuri yra verta būti bendrakūrėjų su Dievu. Jūs pilnai sugebate bendrakurti gausingą gyvenimą, čia ir dabar, žemėje. Ši aukštesnė sąmonės būsena yra paremta vienove su savo šaltiniu, o ne atskirtimi nuo Dievo. Tai yra vienovė, apie kurią Jėzus kalbėjo sakydamas, aš ir mano tėvas esame viena. Jono 10 puslapis 30 eilutė. Šiais žodžiais jis iš tiesų norėjo pasakyti, aš ir mano aš esu esatis esame viena. Jėzaus pademonstruota sąmonė yra tapatumo jausmas, kuris yra paremtas to, kas esate realybė. Užuot buvęs paremtas netikru įvaizdžiu, paremtas tuo, ko nesate. Nors galite šią sąmonės būseną vadinti daugeliu vardų, norėčiau ją vadinti asmeniniu kristiškumu arba Kristaus sąmonė. Tai buvo Jėzaus rolė ateiti į žemę ir pademonstruoti šią sąmonės būseną. Prieš leidžiantis į tolimesnius pamąstymus, kaip tiksliai būtų galima įkūnyti Kristaus sąmonę, norėčiau išsamei aprašyti, kas ši Kristaus sąmonė iš tiesų yra. Materiali visata yra sukurta iš subtilesnių dvasinės karalijos energijų, kurios buvo pažemintos vibracijose ir prisėmė tam tikrą formą.
Tikrasis gausos, kuri yra prieinama žmonėms žemėje, matas, yra dvasinės energijos kiekis, kuri buvo pažeminta vibracijose ir dabar vibruoja materialių dažnių spektre. Dalis šios energijos buvo pažeminta į fizinės materijos dažnių spektrą, kai tuo tarpu dalis jos egzistuoja psichinės energijos pavidalu. Dalis jos yra įkūnyta materialios gausos pavidalu, kai tuo tarpu kita jos dalis egzistuoja kaip potenciali gausa, kuri gali būti įkūnyta materialios gausos pavidalu žmonių protų galia. Aukščiausias būdas padidinti gausą žemėje, idant visi žmonės galėtų dalintis gausingu gyvenimu, yra atnešti daugiau dvasinės energijos į materialių dažnių spektrą. Tik tai Kristaus sąmonę pasiekęs žmogus gali būti atviromis durimis Dievo šviesai tekėti į šį pasaulį. Ir būtent dėl to Jėzus galėjo šitaip sakyti apie save: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jono 14 puslapis 6 eilutė. Aš esu duris. Jono 10 puslapis 9 eilutė. Ir kol aš esu pasaulyje, aš esu pasaulio šviesa. Jono 9 puslapis 5 eilutė. Kiekvienas Kristaus sąmonę pasiekęs žmogus gali sakyti tą patį. Kiekvienas žmogus turi potencialą pasiekti Kristaus sąmonę. Pamastykime apie gausos materializavimo galimybės, kurios yra prieinamos tiems, kurie nėra pasiekę Kristaus sąmonės. Jeigu žmonės tiki materialistinę filosofiją, kad Dievo nėra, arba jeigu jie tiki tradiciniu stabmeldišku Jėzaus garbinimu, kuriame jis yra paverčiamas išimtimi, užuot buvęs pavyzdžiu, jie neturi galimybės pagausinti materialioje karalijoje bendrai egzistuojančio energijos kiekio. Savo gausą jie gali padidinti tik tai imdami iš materialios substancijos ir psichinės energijos telkinio, kuris jau yra prieinamas energetinėje Žemės sistemoje. Galime nubrėžti skalę iliustruojančią, kaip arti Kristaus sąmonės yra žmonės arba kaip žemai jie nuo jos nusileido. Pradėkime nuo urvinio žmogaus ir šio žmogaus atstovaujamos sąmonės būsenos. Urvinėme žmoguje matote būtybę, kuri yra visiškai susitapatinusi su fiziniu kūnu ir žemesniaisiais šio kūno instinktais. Urvinis žmogus beveik nėra vertas žmogaus vardo, nes labiau elgesi kaip protingas gyvūnas, o ne kaip žmogus. Urvinis žmogus neturi pakankamai aukšto sąmonės lygio, kad gebėtų įsivaizduoti, jog galėtų keisti savo aplinką. Todėl jis gyvena kaip gyvūnas, taikydamasis prie aplinkos ir grobdamas tai, ko reikia išgyvenimui, iš motinos gamtos. Jis tai daro viską grobdamas jėga, žudydamas gyvūnus ir rinkdamas bet kokį jam prieinamą maistą. Kai patiria konfliktą su kitais urvo gyventojais, vienintelė jo reakcija yra smurtu ginti tai, ką jis tiki esant savo nuosavybė. Nėra jokių derybų, jokių įstatymų ar skirtingų genčių ir šalių susitarimų pasidalinti teritoriją ir išvengti konfrontacijos. Vos tik urvinis žmogus patiria provokaciją, sukyla jo gyvūniški instinktai ir jis reaguoja kovok arba bėk sindromu, kuris yra toks būdingas gyvūnams. Jeigu negalės pabėgti, apsigręžęs jis jus užpuls ir kovos su jumis. Tai, ką mokslininkai šiuo metu laiko evoliucinės žmonijos grandinės pradžia, reprezentuoja absoliučiai žemiausią tašką, lyginant su Kristaus sąmonė. Urvinio žmogaus fazė nebuvo žmonijos pradžia. Tai buvo žemiausias taškas, į kurį žmonės buvo nusileidę, piknaudžiaudami savo kūrybiniais gebėjimais. Urvinis žmogus reprezentuoja žemiausius kūrybinius žmogaus gebėjimus ir žemiausią sąmonės būseną, kuri yra žinoma šiuolaikiniam pasauliui. Nuo urvinio žmogaus pakopos egzistavo laipsniško kilimo aukštyn tendencija. Žmonėse vis gilėjo suvokimas,
kaip naudoti savo kūrybiniais gebėjimais, aplinkai keisti ar netgi manipuliuoti energiją. Vienas didelis šuolis į priekį įvyko tuomet, kai žmonės išmoko naudotis ugnimi, išsaugodami ją ir kontroliuodami šią ugnį kaip įrankį. Kitas didelis šuolis įvyko tuomet, kai žmonės išmoko statytis namus, užuot pasikliovęs gamtoje randamais urvais. Ir dar kitas šuolis įvyko tuomet, kai žmonės išmoko žemdirbystės ir todėl galėjo naudotis žeme, gamindami daugiau maisto, nei buvo galima gauti medžiojant. Civilizacijos kilimas aukštyn, kurį matėme per praėjusius 2000 metų, taip pat reprezentuoja augantį suvokimą apie tai, kaip veikia visata. Žmonės įgijo vis geresnį gebėjimą keisti savo aplinką, užuot pasyviai prie jos taikėsi. Didžiąja dalimi tai buvo sukoncentruota į mokymąsi naudotis materialia substancija ir gamtos dėsniais, ir todėl dėmesys buvo koncentruojamas į gausos rinkimą iš išteklių, kurie jau buvo prieinami fizinės materijos dažnių spektre. Per praėjusį šimtmetį matėte augantį supratimą apie subtiliąsias energijas, tame tarpe ir mokslinį supratimą, kad materija yra energijos forma. Taip pat matėte išaugusi žmonių supratimą apie dvasinę gyvenimo pusę, kas atvedė prie giliau įsisąmoninto fakto, jog jūsų protas daro didžiulę įtaką kiekvienam jūsų gyvenimo aspektui. Ir galite atrasti šio augimo įrodymus saviugdos srityje. Žmonija dabar perėjo į fazę, kuomet žmonės nebėra ribojami būtinybės materializuoti gausą iš fizinės materijos. Žmonės pradėjo, nors oficialusis supratimas dar tebėra primityvus, materializuoti gausą naudodamiesi savo proto galiomis. Daugelis žmonių vis dar koncentruojasi tai, kaip savo protu atrasti giliausias gamtos dėsnius, kurie leistų jiems geriau panaudoti materiją. Vis didėjantis žmonių skaičius ima tyrinėti proto potencialą, viešpatauti materijai, paverčiant psichinę energiją materialia substancija, pažeminant jos vibracijas ir priverčiant ją prisimti fizinę formą. Kas liečia žmonių sąmonės augimą, vienas iš šio augimo aspektų yra supratimas, žinojimas, kaip veikia pasaulis. Gilindami šį žinojimą, vis geriau išmokstate panaudoti gamtos dėsnius savo naudai. Ir tuomet galite pradėti aktyviai keisti savo aplinką, įdant jį pildytų jūsų poreikius, įdedant mažiau pastangų iš jūsų pusės. Kaip šiandien galite matyti žmonių visuomenėje, šis žinių augimas nėra be pavojų. Jis nebūtinai atveda prie gausingo gyvenimo ar nuolatinės laimės būsenos ir proto ramybės. Beatodairiškas naudojimasis didesnėmis žmonijos sukauptomis žiniomis gali sukurti problemas, kurios potencialiai gali grėsti ilgalaikiam žmonijos rasės išlikimui. Augančios žinios nėra tas pats, kas Kristaus sąmonė. Augančios žinios yra dalis Kristaus sąmonės siekimo proceso, tačiau tai nėra pilna Kristaus sąmonė. Augančios žinios, kaip manipuliuoti gamtos dėsniais, nejaučiant išaugusios vienovės su Dievu ir visa gyvybė, gali atitolinti jūs nuo Kristaus sąmonės. Didesnės žinios apie materialų pasaulį automatiškai jums nesuteiks Kristaus sąmonės. Jos gali duoti pamatą žmogaus kilimui link Kristaus sąmonės, tačiau nėra jokių garantijų, kad šis kilimas įvyks. Žinių apie žmonių kūrybinius gebėjimus augimas gali tapti spąstais, jeigu tai nebus subalansuota su išaugusia meile širdyje. Žinių augimas vyksta prote, tačiau protas nėra tas įrankis, kuris galėtų suteikti žmonėms gebėjimą mylėti vienas kitą ir gyventi taikoje. Žmonės tiesiog išmoksta geriau atiminėti dalykus jėga,
kai tuo tarpu tikrasis raktas į gausą yra pakilti virš jėgos ir žinoti, kad Tėvui yra malonu jums dovanoti savo karalystę. Viską, ką jums reikia, galite įgyti per meilę, užuot mėginę tai įgyti jėga. Ir čia prieiname dar vieną Kristaus sąmonės aspektą - tikrąjį raktą į Kristaus sąmonę. Ir tai yra perėjimas nuo požiūrio į gyvenimą, kuris yra grįstas stygiumi ir baime, prie požiūrio, kuris yra grįstas gausa ir meile. Urvinis žmogus reprezentuoja žemiausią evoliucinį tašką tiek proto supratime apie pasaulį, tiek širdies gebėjime mylėti kažką daugiau nei vien save. Nuo to laiko žmonija padidino tiek proto gebėjimą suprasti pasaulį, tiek širdies gebėjimą mylėti. Deja, širdis nebuvo plečiama taip greitai kaip protas. Tad dabar matote žmonės, kurie turi gebėjimą kurti naujas technologijas, tačiau neturi gebėjimą išmintingai jomis naudotis, įskaitant ir gebėjimą ne visada rinktis daryti tai, kas technologiškai yra įmanoma. Visi žmogiški konfliktai kyla iš stygiaus sąmonės. Virš visų kitų jausmų viešpataujantis jausmas šioje proto būsenoje yra baimės jausmas. Tai gali būti baimė, kad visiems visko neužteks ir todėl, jeigu kažko nepaimsiu, tai paims kas nors kitas. Arba jeigu neginsiu to, ką turiu, tuomet kas nors iš manęs tai atims. Būdami šioje proto būsenoje, gyvenate pasaulyje, kuriame jūs iš visų pusių supa grėsmės. Ši nuolatinė praradimo baimė neišvengiamai veda į savanaudiškumą ir blokuoja gebėjimą mąstyti apie ilgalaikės savo veiksmų pasekmes, mąstyti apie kitus žmones arba mąstyti apie visumą. Tad dabar matote, jog Kristaus sąmonė turi dvi pagrindinės charakteristikas. Gilesnį savo kūrybinių gebėjimų įsisąmonimą, į tai įeina gilesnis gamtos dėsnių įsisąmoninimas, kurie vadovauja materialios visatos vystymuisi, ir aukštesnių Dievo dėsnių įsisąmoninimas, kurie suteikia platformą gamtos dėsnių veikimui. Gilesnį suvokimą, kad nesate individas, kuris yra atskirtas nuo Dievo kūrinijos visumos ar nuo savo šaltinio. Ne vienas žmogus nėra sala ir tam, kad galėtume būti iš tiesų laimingi, jums reikia suprasti, kad visišką pilnatvę galite patirti tik tuomet, kai matysite save vienovėje su Dievu ir su Dievo kūnu žemėje. Kai į save žvelgite kaip izoliuotą individą, automatiškai nusileidžiate į baimės, atskirties ir stygiaus sąmonę. Jeigu pasigilinsite savo supratimą apie gamtos dėsnius, bet neįveiksite baimės, nesugebėsite paversti savo naujo supratimo gausingesnių gyvenimų. Ir toliau liksite baimės gniaužtuose ir jūsų supratimas tiesiog suteiks jums galingesnius įrankius atiminėti gausą iš kitų. Jūsų išaugęs supratimas nepadidins gausos šiame pasaulyje. Jis tik padidins įtampą ir smurtą pasaulyje. Šią sekinančią baimę transcenduoti galite, tik tai suvokę, kad esate didesnės visumos dalis, esate Dievo individualizacijos dalis. Tik tai tuomet, kai pilnai suvoksite ir priimsite, jog esate Dievo kūrinijos dalis, galėsite patikėti, kad Dievui yra malonu dovanoti jums karalystę ir kad jums nereikia gyventi stygiuje ir viską grobti jėga. Kai turėsite šį tapatumo jausmą, šį vienovės jausmą su visa gyvybė ir vienovę su savo kūrėju, automatiškai patirsite tobulą meilę, besąlyginę meilę, kurią Dievas jaučia jums kaip savo paties tąsai. Tai yra tobula meilė, kuri išgins visas baimės iš jūsų esybės. Kai įveiksite baimę, jūsų požiūris į gyvenimą bus paremtas meile. Galėsite laikytis Jėzaus įsakymą mylėti Dievą visa širdimi, siela ir protu ir mylėti savo artimą kaip save patį. Mato 22 puslapis 37 eilutė.
Ir koks yra raktas šiai meiliai patirti? Ar tik neslepia dviejopos prasmės šie Jėzaus žodžiai? Ar negalėtume interpretuoti žodžių mylėk savo artimą kaip save patį, kaip reiškiančių, jog neturėtume tiesiog mylėti savo artimą tuo pačiu būdu, kaip mylime save? Galbūt mums reikėtų pamastyti, ar negali čia slypėti dar gilesnė prasmė, tai yra, kad mylite savo artimą kaip save patį, nesuvokite, jog jūsų artimas esate jūs pats. Suvokite, kad jūs ir jūsų artimas esate to paties Dievo kūno dalis ir kad jūs abu gimėte iš to paties šaltinio. Suvokite kartu su Jėzumi, ką padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Mato 25 puslapis 40 eilutė. Norėdami pilnai mylėti Dievą visą savo širdimi, protu ir sielą, turite pripažinti, kad Dievas neegzistuoja atskirai nuo jūsų ir kad Dievas yra jūsų dalis, nes jūs esate Dievo dalis. Jūs esate Dievo individualizacija ir todėl mylite Dievą kaip save. Nesuvokite, kad Dievas yra jūsų tikrasis aš, jūsų tikrasis tapatumas. Tai pagimdo vienovės jausmą su Dievu, kuriame nebematote, kad išorinis aš, tapatumo jausmas, paremtas atskirtimi nuo Dievo, yra darytojas. Vietoj to suvokėte, kad tai aukštesnysis aš esu esatis, jumise yra darytojas. Pirma pradė priežastis, visų gerų ir tobulų dovanų šaltinis. Šios idėjos iš tiesų yra trūkstama grandis, kuri gali leisti jums išaugti iš savanaudiškumo ir egoizmo sąmonės ir evoliucionuoti į Kristaus sąmonę. Tai yra trūkstama grandis, kuri gali jums leisti pakilti iš protingo gyvūno lygmens į tikros dvasinės būtybės, tikro bendrakūrėjo su Dievu lygmenį. Tai yra lygiai toks pat milžiniškas šuolis, kaip ir tas mitinis šuolis iš beždžionių į žmones, kuriam mokslas nerado trūkstamos grandies, kadangi trūkstama grandis yra šuolis sąmonėje. Dabar grįžkime prie idėjos, kad žmonės gali nusileisti daug žemiau Kristaus sąmonės lygmens. Kai nusileidžiate į patį žemiausią lygmenį, iš tiesų funkcionuojate kaip gyvūnas, taikydamiesi prie jūs supančios aplinkos ir jėga grobdami toje aplinkoje prieinamą gausą. Jūsų sąmonė yra visiškai susikoncentravusi save ir į jūsų pačių išgyvenimą bei troškimus. Jūsų sąmonė yra visiškai susikoncentravusi į materialų pasaulį. Tai reiškia, kad į regimą materiją ir į gamtoje egzistuojančias sąlygas žiūrite tik kaip į priemonę savo troškimams patenkinti. Neturite gebėjimo įsivaizduoti, kad kažkas nematomas, kažkas iš aukštesnės karalijos galėtų užpildyti jūsų troškimus. Negalite įsivaizduoti, kad galėtumėte gauti tai, ko norite, aukštesnės jėgos pagalba, užuot mėginę tai gauti fizinę jėgą. Audami sąmonėje sužinote, kad už išorinių reiškinių, kuriuos galite stebėti savo juslėmis, egzistuoja pamatiniai principai, gamtos dėsniai. Kai pradedate pažinti šios dėsnius, galite pasinaudoti jais, kad patenkintumėte savo troškimus, įdėdami į tai mažiau darbo. Netgi galite pasiekti tašką, kuomet galėsite savo poreikius patenkinti, nenaudodami jėgos, neimdami iš kitų žmonių ar neimdami iš motinos gamtos per jėgą. Kai kurios kultūros įrodė, sugebančios gyventi tobuloje harmonijoje su savo aplinka, visada naudodamos atsinaujinančius išteklius ir tuo būdu išsaugodamos kultūrą tūkstančius metų, neprievartaudamos gamtos ir nenaikindamos gamtos gebėjimo juos išmaitinti. Tokia harmonija su gamta reikalauja visumos įsisąmoninimo, kuris negali ateiti iš proto ir gali ateiti tik iš širdies. Šiandien vakarų visuomenėje matote augantį supratimą apie gamtos dėsnius, kuris turi ir tamsiąją pusę.
Yra visiškai įmanoma, kad žmonės gali naudotis gamtos dėsniais laikinai naudai įgyti, turėsiančiai ilgalaikės pasekmes, kurios pasirodys destruktyvios tiek jiems patiems, tiek ateities kartoms. Šiuolaikinė technologija sukūrė taršą, kuri turi ilgalaikės pasekmes gamtai ir netgi žmonių genams. Vos prieš kelis dešimtmečius žmonija suvokė, kad kai kurių chemikalų, kuriais buvo žudomi erzinantys vabzdžiai, irimo procesas yra labai ilgas ir todėl jie patenka į maisto grandinę, galiausiai atsidurdami žmonių kūnuose ir sukeldami daug negatyvių pasekmių. Net ir šiandien matote augantį supratimą apie tai, kaip šiuolaikinėmis technologijomis kuriama tarša gali turėti ilgalaikės pasekmes globaliam klimatui, netgi galimai sukurdama katastrofiškas klimato sąlygas. Technologija, kuri yra paremta gamtos supratimu bei išvystytos širdies, iš tiesų gali žmonėms suteikti laikiną naudą, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai sumažins šioje planetoje prieinamus materialius turtus. Tokios rūšies technologija yra jėga grįsta technologija. Žmonės išmoko manipuliuoti gamtos dėsniais, tačiau jie tai daro iš stygiaus ir baimės būsenos, kuri verčia juos mėginti paimti dangų jėga. Mato 11 puslapis 12 eilutė. Kadangi jie naudojasi savo kūrybiniais gebėjimais, nesubalansuotų būdų, materijos šviesa sukuria priešingą reakciją, galiausiai atimsiančią iš jų saugumą, kurį jie mėgina susikurti per jėgą. Tai akivaizdžiai rodo, kad jeigu žmonių augantis supratimas apie gamtos dėsnius nebus subalansuotas su augančiu širdies gebėjimu mylėti kažką už savo ribų, tuomet netranscenduosite baimę paremtos sąmonės būsenos, kuri veda prie jėgos naudojimo. Padidinsite savo gebėjimus naudotis jėga ir motina gamta atspindės jums jūsų veiksmus atgal priešingos reakcijos pavidalu. Kuo galingesnis bus jūsų nesubalansuotas veiksmas, tuo galingesnė bus motinos gamtos reakcija, taip vadinamų gamtinių kataklizmų pavidalu. Ir tuomet šią žmonių piktnaudžiavimo technologiją pasekmes dabar ir matote. Dabar suvokite, kad jeigu šalia išaugusių žinių neatsiras vietos didesniai meiliai ir vienovės su visa gyvybė jausmai, žmonija nei kiek nepriartės prie Kristaus sąmonės įkūnijimo. Žmonija toliau vystys savo destrukcinės galias, tuo būdu didindama reakciją iš motinos gamtos, iš pačios materijos šviesos. Kad ir koks niokojantis gali būti nesubalansuotas technologijos naudojimas fizinės materijos karalijoje, dar pragaištingesnės pasekmes atneša nesubalansuotas sąmonės augimas. Žemiausioje žmonių sąmonės evoliucijos pakopoje randate žmonės, kurie suvokia tik materijos karaliją. Tai reiškia, kad jiems atrodo, jog tik fizinė materija gali išpildyti jų troškimus. Jeigu nesugeba kažko aptikti savo juslėmis, tuomet jie tai laiko beverčiu arba galbūt iš viso neegzistuojančių dalykų. Šie žmonės gausos gali siekti tik iš energijos, kuri jau yra materializuota fizinės materijos pavidalu, kas, žinoma, riboja jų potencialą kaupti gausą. Jie turi imti tai, kas jau yra fiziškai materializuota ir todėl automatiškai atsiduria varžybose su visais kitais žmonėmis, kurie yra tame pačiame sąmonės lygmenyje. Kai pakylate iš šio žemo sąmonės lygmens, pradedate suvokti, kad gausa yra daugiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Daugelis žmonių jau turi šiokį tokį suvokimą apie neregimos energijos svarbą. Daugelis mato, kad yra verta pasinaudoti aukštesniu supratimu, idant galėtumėte sukurti gausą iš to, ką kiti laiko beverčiais dalykais. Dauguma žmonių neturi aiškaus sąmoningo suvokimo apie psichinę energiją. Jie netgi neturi bazinio supratimo, kurį jums daugiau daviau ankstesniuose skyriuose. Kai kurie išmoko nesąmoningai manipuliuoti psichinę energiją savo proto galiomis.
Dauguma šių žmonių turi grynai intelektualinį supratimą apie faktą, kad materija yra sukurta iš energijos ir kad jų protai turi galią manipuliuoti energiją. Šie žmonės iš tiesų neturi išvystytos širdies, jie tiesiog turi gilesnį intelektualinį materialios visatos ir šią visatą sudarančių energijų supratimą. Jie žino, kad materiali visata yra daugiau nei fizinė materija ir kad raktas didesniai gausai sukaupti yra išmokti manipuliuoti psichinę energiją proto pagalba. Deja, šis didesnis proto gebėjimų suvokimas gali būti pasiekiamas neplečiant širdies gebėjimo jausti visumą. Žmonės gali išmokti manipuliuoti psichinę energiją, nepadidindami savo meilės Dievui ar savo broliui žmogui. Jie gali išmokti manipuliuoti energiją, vis dar tebūdami visiškai susikoncentravę į save ir egoistiški. Vėlgi, pažvelkime į du komponentus, kurie yra būtini Kristaus sąmonėje pasiekti. Gilesnis savo kūrybinių gebėjimų suvokimas tai prasideda nuo gilesnio gamtos dėsnių pažinimo, kuomet galite sukaupti gausą, išmokdami geriau išnaudoti fizinę materiją. Kitas žingsnis yra išmokti naudoti savo protu, kad jo pagalba galėtumėte pasinaudoti psichinę energiją kaip pamatu didesniai materialiai gausai generuoti. Gilesnis suvokimas apie save kaip apie didesnės visumos dalį ir meilę šiai visumai kaip savo pačiam. Jūs tuomet galite naudoti savo kūrybiniais gebėjimais harmonijoje su Dievo įstatymais, kad gausindami savo asmeninę gausą, taip pat gausintumėte ir bendrą gausos kiekį. Neimate iš kitų, bet didinate žemėje prieinamos gausos kiekį. Kulminacija yra pasiekiama gebėjimu atnešti dvasinę energiją į materialių dažnių spektrą ir tai yra aukščiausias gausos šaltinis. Tik tai tuomet, kai sąmonės evoliucija apims abu elementus, sugebėsite išaugti iš savo naudiškumo ir neįpulsite į spąstus, kuomet savo kūrybiniais gebėjimais naudojate savanaudišku būdu. Šioje žemėje yra žmonių, kurie yra pasiekę labai didelį meistriškumą gebėjime manipuliuoti psichinę energiją. Jie yra įgiję gebėjimą manipuliuoti kitais žmonėmis. Jūsų mintis ir jausmai yra energijos formos. Jeigu žmogus yra pasiekęs meistriškumo mentalinės ir emocinės energijos manipuliacijose, toks žmogus iš tiesų gali manipuliuoti jūsų mintimis ir jausmais. Jis gali jūs kontroliuoti per jūsų mentalinį ir emocinį kūnus. Jeigu norite akivaizdaus tokio gebėjimą turėjusio žmogaus pavyzdžio, pažvelkite į Adolfą Hitlerį, kuris sugebėjo manipuliacijomis priversti didelę Vokietijos visuomenės dalį tapti nemąstančiais robotais, tenkinusiais jo valdžios ir kontrolės ambicijas. Šiandieninėme pasaulyje yra daug žmonių, kurie turi šį gebėjimą ir kai kurie išmoko tuo naudotis užkulisiuose, slėpdamiesi nuo visuomenės akių. Kai kurie iš jų šiuo gebėjimu netgi naudojasi tokiu būdu, kad visuomenė jos laiko įžymybėmis. Tai yra žmonės, kurie išmoko naudoti psichinę energiją, kuri buvo atnešta į materialią dažnių spektrą, tačiau dar nebuvo nuleista į fizinės materijos dažnių spektrą. Ši energija vis dar tebeturi potencialą prisimti fizinę formą, tačiau jos forma dar nebuvo apibrėžta. Kai žmogus išmoksta manipuliuoti šią energiją, jis gali pasiekti tam tikrą meistriškumą energijos pavertimo formą procese. Tai gali leisti šiam žmogui sukaupti didelius materialius turtus, kas iš dalies yra daroma manipuliacijomis priverčiant kitus žmones nudirbti visą darbą, kuriuo yra sukuriamas šis turtas, ir tuomet sukoncentruojant šį turtą į vieno žmogaus rankas, kuris tampa virvutės užkulisiuose. Tai yra tie žmonės, kurie yra pasiekę aukštą proto meistriškumą materijos valdyme, yra pasiekę proto valdžią materijai, tačiau dar nėra pasiekę atitinkamo širdies meistriškumo. Jie nemato savęs vienovėje su Dievu arba vienovėje su savo broliais žmonėmis.
Jie save mato atskirtyje nuo Dievo, dažnai netgi laikydami save Dievo priešais. Jie mano galintys daryti, ką panorėję, nepatirdami pasekmių, ir kai kurie iš jų netgi tiki esantis tokie galingi, jog gali manipuliuoti Dievo įstatymais, nepjaudami to, ką pasėjo. Kai kurie netgi turi tikslą atvirai maištauti prieš Dievo įstatymus, kurdami pasaulį, kuriame Dievas neegzistuotų. Jie mėgina savo proto galiomis kontroliuoti visus kitus žmones šioje planetoje, idant įrodytų, kad pasaulis yra sfera, kurioje Dievas neegzistuoja ir kurioje protingas kūrėjas nėra reikalingas. Tai aiškiai demonstruoja tai, apie ką jums pasakojau anksčiau. Tai yra, kad kai žmonės neturi absoliutaus orientyro, kurio dėka žinotų Dievo, jų viduje įrašytą įstatymą, jie mano tapę patys savo įstatymu. Jie naudojasi reliatyviu dualistiniu protu, nusistatydami savo gėrio ir blogio apibrėžimą ir savo aklume bei arogancijoje galvoja, kad jų reliatyvus įstatymas pakeitė Dievo absoliutų įstatymą. Yra įmanoma išmokti naudotis proto galiomis psichiniai energijai manipuliuoti, neturint išplėstos širdies, kuri leistų jums naudotis energiją tokiu būdu, kad tai būtų naudinga visumai. Galite manipuliuoti energiją, kad papildytumėte į save sukoncentruotus poreikius ir troškimus, nemastydami, kokias pasekmes tai atneš Dievo kūnui žemėje ar motinai gamtai. Būtent apie tokius žmones Jėzus kalbėjo sakydamas: jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa. Mato 6 puslapis 23 eilutė. Ir dangaus karalystė grobiama, ir smurtautojai ją grobia jėga. Mato 12 puslapis 12 eilutė. Jeigu esate išmokę naudotis psichinę energiją savanaudiškiams tikslams, tuomet paverčiate šią energiją tamsa. Tamsos bus tiek, kiek būsite iškreipę šviesos per savo baimę grįstus mėginimus, jėga užgrobti tai, ką Dievas jums duotų dovanai, jei tik ryžtumėtės palikti savo atskirtį nuo Dievo. Gilesnis savo kūrybinių gebėjimų pažinimas yra Kristaus sąmonės dalis. Jeigu šis pažinimas apsiriboja vien protu ir nėra atveriamas augančia širdimi, tuomet žmonėms pasidaro įmanoma iškreipti savo kūrybinius gebėjimus ir imti naudotis jais savanaudiškiams tikslams siekti. Kai pasiekite subalansuotą Kristaus sąmonę, kurioje gilesnį jūsų kūrybiškumo pažinimą atveria širdies meilę, visada naudojate savo kūrybiniais gebėjimais harmonijoje su Dievo įstatymais. Nesiekite tenkinti save sukoncentruotų, egoistiškų troškimų, nesuvokite, jog nesate atskiras individas, esate Dievo dalis ir todėl esate Dievo kūno dalis. Tai, kas yra geriausia jums, yra tai, kas taip pat yra geriausia visumai. Kai įveikite į save sukoncentruotą baimę sąmonę, suvokite, kad nėra jokio konflikto tarp jūsų tikrųjų asmeninių troškimų ir to, kas yra geriausia visam Dievo kūnui žemėje. Jūs esate visumos dalis, tad tik tai daugindami visumą galėsite pasiekti tikrąją pilnatvę. Iš tiesų yra įmanoma išpildyti savo asmeninius troškimus tokiu būdu, kad tai padidintų visuminį šiame pasaulyje egzistuojančios gausos kiekį ir to būdu išplėstų visumą. Kai meilė jūsų širdyje, leidžianti pajausti vienovę su visuma, neauga, galite įstrigti prote. Ir tuomet galite imti tikėti klaidingą idėją, jog turite teisę naudotis savo proto galiomis, neatsižvelgdami į visumą. Kai esate pasiekę pilną Kristaus sąmonę, pilnai suvokite save kaip Dievo tąsą. Esate pasiekę tobulą pusiausvyrą tarp savo asmeninių troškimų ir to, kas geriausia kitiems žmonėms. Taip pat žinote, kaip galėtumėte išpildyti savo asmeninius troškimus tokiu būdu, kad tai būtų harmonijoje su Dievo įstatymais.
tais įstatymais, kurie yra sukurti užtikrinti aukščiausią gėrį visumai. Ši pusiausvyra pasiekiama per Kristaus protą. O koks yra protas, kuris leidžia jums manipuliuoti energiją, neatsižvelgiant į visumą? Koks tai yra protas, kuris leidžia jums naudotis Dievo energiją, kuriant formas, kurios būtų disharmonija su Dievo įstatymais? Argi tai nėra antikristo protas? Argi tai nėra pati antikristo sąmonė, kuri leidžia žmogui manipuliuoti energiją, tačiau nesuteikia šiam žmogui širdies meilės naudoti šią energiją harmonijoje su Dievo įstatymais? Kai kurie netikri guru, skleidžiantys savo mokymus apie tai, kaip galėtumėte greitai praturtėti, atrado būdus manipuliuoti psichinę energiją, jos pagalba imdami manipuliuoti kitais žmonėmis ar netgi manipuliuoti fizinę materiją, tuo būdu prisitraukdami gausą prie savęs. Jeigu šie žmonės neturi išplėstos širdies, šią gausą jie iš tiesų pritraukia antikristo proto pagalba. Jie naudojasi savo proto galiomis, manipuliuodami energiją tokiu būdu, kuris yra visiškoje disharmonijoje su Dievo įstatymais, iš kurių pats svarbiausias yra meilės įstatymas, sukuriantis harmoniją tarp individo ir visumos. Yra svarbu, kad pamąstytumėte apie šį klausimą, nors žinau, kad kai kuriems žmonėms tai gali pasirodyti nemaloni tema, kuri gali kelti baimę. Nėra jokio reikalo bijoti antikristo jėgų, kai žinote, kaip jos veikia. Tik tai to, ko nežinote, reikia bijoti, nes jeigu nesuvoksite, kaip tam tikros jėgos siekia mumis manipuliuoti, kaip galėsite nuo jų apsiginti? Kai permatote antikristo mąstymą, galite išvengti šiame mąstyme įstrigusių žmonių manipuliacijų ar gundimų. Galite nuginti velnią šalin, kaip padarė Jėzus, kai buvo gundomas po savo pabuvojimo dykumoje. Mato 4 puslapis 1 eilutė. Tik tai nugindami šalin antikristo mąstymą, kuris yra persmelkęs beveik visas šios planetos gyvenimo sritis, galėsite išsilaisvinti nuo šio mąstymo. Kaip galite tikėtis pasiekti Kristaus sąmonę, neišsilaisvindami nuo antikristo mąstymo? Tai paprasčiausiai neįmanoma. Kaip sakė Jėzus, negalite tarnauti 2 šeimininkams. Mato 6 puslapis 24 eilutė. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai, negalite tarnauti Dievui per Kristaus sąmonę, kuris siekia to, kas geriausia visiems, ir tuo pat metu tarnauti mamonai, savanaudiškumo sąmonėje tarnaudami jai per antikristo protą. Turite rinktis šią dieną, kam tarnausite. Jozuės 24 puslapis 15 eilutė. Ar tarnausite gyvenimo sąmonėj, Kristaus sąmonėj, ar priešingai tarnausite mirties sąmonėj, antikristo sąmonėj? Aš sakau, kaip sakė Mozė, rinkitės gyvenimą, rinkitės Kristaus sąmonę, kuri yra vartai į amžinąjį gyvenimą, amžinąjį vienovės su savo šaltiniu ir vienovės su visa gyvybė gyvenimą. Pakartoto įstatymo 30 puslapis 19 eilutė. Galite toliau mėginti visą likusį savo gyvenimą, gilinti savo žinias apie psichinę energiją ir būdus manipuliuoti šią energiją, kuriant didesnę materialią gausą savo. Kol esate įstrigę antikristo sąmonėje, esate įstrigę dualizmo sąmonėje. Visi jūsų veiksmai bus disharmonijoje su Dievo įstatymais. Tai, kas yra disharmonijoje su Dievo įstatymais, sukuria nesubalansuotą impulsą, o tai reiškia, kad pati materijos šviesa sukurs priešingą impulsą, idant būtų išsaugota pusiausvyra visatoje. Iš tiesų yra įmanoma, naudojantis antikristo sąmonę, laikinai susigrobti materialią gausą ir valdžią šioje žemėje. Materialios visumos mechanizme yra įdiegtas tam tikras dėlsos faktorius, o tai reiškia, kad savimonę turinčiai būtybei yra įmanoma piktnaudžiauti savo kūrybinėmis galiomis, sukuriant formas, kurios būtų disharmonijoje su Dievo įstatymais. Dėl materialioje visatoje įdiegto dėlsos faktoriaus šios nesubalansuotos formos nebus iš karto sunaikintos.
Jos galės kurį laiką egzistuoti ir todėl yra įmanoma, naudojantis antikristo protu, susikurti materialią gausą, kurios jums užtektų visą šį likusį gyvenimą. Biblija yra teisi sakydama, kad ką pasėsite, tą ir pjausite. Galatams 6 puslapis 7 eilutė. Biblija taip pat yra teisi sakydama, kad gyvenimas nesibaigia fizinio kūno mirtimi. Mato 16 puslapis 28 eilutė. Tai reiškia, kad jeigu nepjovėte to, ką pasėjote esant gyvam jūsų fiziniam kūnui, tuomet jūsų gyvybės rautas iš tiesų pjaus tai, ką pasėjo ateityje. Jeigu užaugote tradiciniai krikščioniškoje kultūroje, buvote užprogramuoti tikėti, kad turite tik vieną gyvenimą čia žemėje. Tai yra klaidinga idėja, kuri pateko į krikščionybės religiją dėl antikristo sąmonėje įstrigusių žmonių įtakos. Antikristo sąmonė individą mato atskirai nuo visumos ir todėl antikristo sąmonė yra bet kokio savanaudiškumo šaltinis. Kuo giliau žmogus įstringa antikristo sąmonėje, tuo savanaudiškesnis jis tampa. Ir akivaizdžiausias pavyzdys čia būtų urvinio žmogaus sąmonė. Kai esate susikoncentravę į save, nesugebate pažvelgti už savo regimai neatidėliotinų troškimų. Ir todėl negalite priimti idėjos, kad jūsų veiksmai turės pasekmes, kurių negalėsite išvengti. Į visišką savanaudiškumą nugrimzdęs žmogus negali priimti tiesos, kad kuo tikriausiai pjausite būsimame gyvenime tai, ką pasėjote šiame gyvenime. Būtent dėl to tiesa apie reinkarnaciją buvo pašalinta iš tradicinės krikščionybės, kaip Jėzus išsamei paaiškino savo knygoje. Mistinis Jėzaus mokymas. Net ir tradicinė krikščionybė moko, kad siela išgyvena fizinio kūno mirtį. Vyraujanti krikščionybė nesugeba paaiškinti fakto, kodėl kai kurie vaikai gimsta loši, kai tuo tarpu kiti gimsta visiškai sveiki. Pasak tradicinių doktrinų, šiam akivaizdžiam faktui nėra jokio logiško paaiškinimo. Tai paskatina daugelį krikščionių samprotauti, kad Dievas turi būti neteisingas Dievas, kuris regimai be jokios priežasties baudžia nekaltus vaikus. Tačiau realybė yra tokia, kad Dievas nieko nebaudžia. Dievas tiesiog sukūrė visatą, kuri veikia kaip veidrodis, ir todėl visata atspindi jums viską, ką jūs į ją išsiunčiate. Kai naudojate savo kūrybiniais gebėjimais disharmoniją su Dievo įstatymais, sukurti nesubalansuotą veiksmą. Tam, kad išsaugotų visatoje pusiausvyrą, kosminis veidrodis sukuria priešingą reakciją. Ši reakcija jūsų veiksmų neutralizuos ne iš karto. Į visatą yra įdiegtas telsos faktorius ir tai yra padaryta su tikslu suteikti jums geresnę galimybę pasimokyti. Jeigu delsos nebūtų, daugelis jūsų veiksmų sugeneruotų grįžtamąją reakciją, kuri akimirksniu jūs nužudytų. Dėka šios delsos galite padaryti klaidų, savęs akimirksniu nesunaikindami ir neprarasdami galimybės mokytis. Turite šiek tiek laiko tarp savo padarytos klaidos ir grįžtamojo ryšio iš visatos. Galite paaugti sąmonėje, kad reakcijai pas jūs grįžus, jūs jau būtumėte transcendavę sąmonę, sukėlusią pirminį veiksmą. Jeigu iš tiesų būsite pakilę virš šios sąmonės būsenos, Dievas turės galimybę sustabdyti reakciją iš visatos arba ją susilpninti, idant galėtumėte toliau naudotis galimybę augti savo dabartinėme gyvenime, nesijaudindami, kad jį gali nutraukti jūsų veiksmai iš ankstesnio gyvenimo. Ir tai yra visiškai logiškai, kai suvokėte, jog Dievas net tetrokšta, kad augtumėte, nuolatos transcenduodami savo sąmonės būseną, savo tapatumo jausmą. Dievas nėra piktas ir baudžiantis Dievas, kokiu jį vaizduoja tokia daugybė religijų. Jūsų šiame gyvenime patiriamos sąlygos nėra Dievo bausmė ir nėra atsitiktinumo pasekmė. Tai yra pasekmė priežasčių, kurias paleidote į darbą ankstesniuose gyvenimuose savo, tose gyvenimuose padarytais pasirinkimais. Jūsų dabartinę situaciją sukūrė ne Dievas, ją sukūrėte jūs patys ir todėl dabar pjaunate tai, ką pasėjote praeityje.
Jeigu nesuvoksite, kad šiame gyvenime patirite praeityje į gyvenimą paleistų priežasčių pasekmės, kaip tuomet galėsite įveikti jausmą, kad esate jums nepavaldžių jėgų auka? Jums yra skirta būti bendrakūrėju su Dievu. Jeigu norite patirti gausą savo gyvenimą, negalite pasyviai laukti, kol Dievas šią gausą numes jums į glėbį. Turite būti aktyvūs ir suharmonizuoti save su Dievo įstatymais, su savo aš esu esatimi, idant galėtumėte tapti atviromis durimis savo aš esu esaties šviesai tekėti į jūsų pasaulį ir įkūnyti gausą. Dauguma žmonių šiandieninėme pasaulyje, ar jie būtų užaugę tradicinėje religijoje ar materialistinio mokslo pasaulėžiūroje, buvo užprogramuoti tikėti, jog yra jiems nepavaldžių jėgų aukos. Jie yra pikto ir teisiančio Dievo aukos arba žmogui nepavaldžių gamtos dėsnių aukos. Kol būsite šioje sąmonės būsenoje ir tikėsite, kad esate jums nepavaldžių jėgų auka, kaip galėsite tapti bendrakūrėjų ir įkūnyti gausą gyvenime savo pačių pastangomis? Sugebėsite laikytis tik pasyvaus požiūrio, tikėdamiesi, kad koks nors stebuklas materializuos gausą jūsų gyvenimui. Ši mąstysena būtent ir padaro tokią daugybę žmonių pažeidžiamus netikriems guru, kurie žada greito praturtėjimo schemas. Kai galvojate, kad vienintelė galimybė įgyti gausą yra atrasti trumpesnį kelią, kuris šią gausą atneštų kokio nors nepaprasto stebuklo dėka, lengvai patikite tuščiais pažadais, dalinamais tų, kurie teigia atradę tokį trumpesnį kelią. Būsite lengvas taikinys tiems, kurie teigia galintys išmokyti jūs naudoti savo proto galiomis šiai gausai pritraukti. Tačiau jie jūsų nemokys apie ilgalaikės pasekmes ir nesakys, kad jų sistema veikia tik per antikristo protą. Šis mano kurso tikslas yra pasiūlyti jums tikrą ir mokslišką kelią ilgalaikę gausą. Mano tikslas nėra jums parodyti trumpesnį kelią į kokią nors laikiną gausą. Mano tikslas yra parodyti jums tikrąjį kelią į gausingą gyvenimą, kurį bus galima turėti neribotą laiką, kol būsite Kristaus sąmonėje. Štai kodėl privalau apnuoginti ne tik netikrų gurų skleidžiamus melus, bet ir visą antikristo mąstymą, kuris neleidžia vykdyti jums skirto vaidmens. Tikrasis jūsų vaidmuo yra būti sąmoningu bendrakūrėju, kuris galėtų pasiekti dvasinę karaliją ir atnešti daugiau dvasinės energijos į materialių dažnių spektrą. Tai yra vienintelis būdas pagausinti bendrą žemėje egzistuojančios gausos kiekį ir to tiesiog negalima padaryti per antikristo protą. Šiame mąstyme esantys žmonės negali pasiekti dvasinės karalijos. Kai esate įstrigę atskirties sąmonėje, kuri jūs verčia neigti savo vienovę su Dievu, kaip tuomet galėtumėte užmegzti ryšį su savo aš esu esatimi ir tapti atviromis durimis Dievo šviesai? Tai neįmanoma ir todėl antikristo protas niekada negalės peržengti materialaus dažnių spektro ribų. Jis yra amžinai pasmerktas gausą imti iš šio pasaulio ir todėl turi grobti ją jėga. Galėtume sakyti, kad Dievas įdiegė dar vieną saugumo mechanizmą į visatos sandarą. Kai esate pasiekę aukščiausią kūrybinę galią, galite atnešti dvasinę energiją į materialių dažnių spektrą. To tiesiog negali atlikti protas, kuris yra įstrigęs savanaudiškume ir todėl greičiausiai panaudotų šią energiją egoistiškiams tikslams. Toks protas gali manipuliuoti psichinę energiją, tačiau neturi prieėjimų prie dvasinės energijos. Tik tai protas, kuris yra veikęs savanaudiškumą ir įgijęs vienovę su Dievu ir Dievo kūno jausmą, turi prieėjimą prie begalinės Dievo gausos. Net ir tie, kurie yra pasiekę aukštą psichinės energijos įvaldymo laipsnį, vis dar neturi įgiję gebėjimo pasiekti dvasinės karalijos ir prisitraukti daugiau Dievo energijos. Jie yra įgiję meistriškumą, kuris jiems leidžia sukaupti gausą, imant iš psichinės energijos išteklių, tos energijos, kuri egzistuoja už fizinės materijos ribų, tačiau yra žemiau už dvasinę energiją.
Tokie žmonės gali materializuoti daugiau gausos, nei sugebėtumėte ją materializuoti, dirbdami tik fizinės materijos lygmenyje. Neapsigaukite galvodami, kad šie žmonės turi tikrą dvasinį meistriškumą ar kad jie turi Kristaus sąmonę, nes nors jų pasiekimai gali atrodyti įspūdingi, žvelgiant iš išorinės perspektyvos, jie yra kaip niekas Dievo tiesos šviesoje. Štai kodėl Jėzus perspėjo saugotis netikrų pranašų. Mato 7 puslapis 15 eilutė, kurie pamokslauja jo vardu ir kai kurie iš jų netgi sugeba rodyti ženklus bei stebuklus, tačiau viduje jie yra tarsi plėšrūs vilkai, neturintys jokios meilės savo širdyje. Šie žmonės nieko neprisidėjo, kad padidintų bendrą šiame pasaulyje egzistuojančios gausos kiekį. Jie tiesiog išmoko manipuliuoti psichinę energiją, kuri jau yra prieinama materialių dažnių spektre. Jie tai gali daryti tik jėga, tai reiškia, kad jie ima psichinę energiją iš kitų žmonių arba naudojasi psichinę energiją, manipuliacijomis priversdami kitus žmonės daryti fizinį darbą ir šio darbo vaisius atiduoti valdžios elitui. Štai kodėl tikroji kova dėl valdžios žemėje yra kova dėl energijos, tame tarpe ir psichinės energijos. Vėlgi, turite 2 būdus įkūnyti gausą. Galite iš tiesų sekti netikrais guru ir naudotis antikristo mąstymu, kad sugeneruotumėte savo laikiną materialią gausą. Jums gali pavykti šiuo būdu sukaupti didelius turtus per šį gyvenimą. Mano mylimieji, aš jums tiesiog sakau tiesą. Esu visiškai su jumis atvira. Kai kurie netikri guru iš tiesų jums sako tiesą, sakydami, jog atrado sistemą, kurios dėka galėtų materializuoti gausą savo proto galiomis. Būtų galima sakyti, kad jie nėra netikri guru žemesnėje prasme, nes tai, ką jie žada, nėra netiesa. Jie jums sako, jog yra atradę sistemą, kuri leis jums materializuoti turtą ir šis teiginys yra teisingas. Tačiau jei jums nieko nepasakoja apie ilgalaikės pasekmes, kurių sulauksite tai darydami, jei jums nesako, kad jeigu taikysite jų sistemą, prirakinsite save prie antikristo sąmonės ir neišvengiamai pjausite tai, ką pasėjote šiame gyvenime ar būsimame gyvenime. Aš atėjau jums pasakyti, jog egzistuoja alternatyva, kurios dėka galite įkūnyti gausą, neįstrigdami antikristo sąmonėje. Tai yra tikrasis raktas ne į laikiną materialią gausą, bet į amžinai gausingą gyvenimą, į amžinai gyvenimą. Tai yra tikrasis raktas, išvesantis jūs iš mirties sąmonės ir įvesantis į amžinai Kristaus sąmonės gyvenimą. Kai pasieksite šią vienovės būseną, kuri yra Dievo karalystė, visa kita iš tiesų jums bus pridėta. Mato 6 puslapis 33 eilutė. Mano mylimieji, darau prielaidą, kad jeigu studijuojate šį kursą, jau žinote savo širdyje, jog visiškai netrokštate išmokti manipuliuoti psichinę energiją per antikristo sąmonę. Labai gerai žinote, kad norite sugrįžti namo į savo tėvo karalystę ir todėl neieškote trumpesnių kelių. Su didžiausia meile siūlau jums savo ranką, idant galėčiau jūs išvesti į gilesnį supratimą, kuris leis jums suvokti, ko reikia, norint įveikti antikristo sąmonę ir įkūnyti Kristaus sąmonę. Kitose skyriuose paaiškinsiu jums, kaip galėtumėte sekti Pauliaus kvietimu ir leisti šiam protui būti jumise, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Filipiniečiams 2 puslapis 5 eilutė.